Lithuania. Yalla, yalla, yalla. Jela, jela, jela. Yalla. O, sujungia. Tai dabar trumpai, prieš porą savaičių pažiūrėjom pačias įdomiausias konferencijas su Lietuvos treneriais, o šiandien pažiūrim įdomiausias konferencijas interviu su krepšininkais. Žiūrim. Yeah, yalla, yalla, yalla. Yalla. Yalla, يا شباب, يلا. One quick question, yeah. يلا. Lince trauk iš čia mane, bet. شكرا آسيا. دعيني أسأل سؤال لمانتاس لاعب فريق المنتخب الليثواني. مانتاس, congratulations, and just tell us about the game. How was it for you guys? You saw the game was very tight all the game, and we expected that Serbians gonna play like this. But we believed before we keep what we prepare before the game, and the big fight, the big heart, and great defense against them. They scored just 64 points, like usually they score over 80, 88, I think. So the best thing in a core was defense and heart, and that's why we are happy. Thank you very much. We wish you the best. Thank you. وعودة إليك آسيا. Likus 3 minutėm po savo tritaškio, kai tritaškį ir komanda įsivežė 13 taškų, ten parodė pirštu į tiesiog pasidį signalą. Parodžiau, kad mes būsim pirmi ir viskas. Čia kas be ko. Kaip sakoma, ką rodžiau, bet jie patys turbūt suprato, ką aš rodžiau, man nėra skirtumo, bet parodžiau taip, kad mes būsime šiandieną pirmi ir šiandieną nugalėjom Kaune, o kaip sakoma, jeigu Kauno negali net... Jeigu Kauno, čia aš nežinau, kas jūs remia, negali net aprūpinti normalios apsaugos iš salės išeiti, nežinau, įdomu. Vis tiek jie turėjo pasiruošti tokiem dalykam. Tai galim sakyti, kad iš esmės Žalgirio fanai nelabai moka pralaimėti. Ne, jie niekada nemoka pralaimėti, ten tokias skanduotės, pydaras, dar kažkas. Tai aš nežinau, ar juos čia puošia, ar kažką, tai be abejo, gal mums reikėjo iš karto sumušti ir išeiti iš aikštelės, bet Kaunas dar kartą parodė, kad jie yra mėšlų krūva ir viskas. Kodėl? Jūs prieš rungtynes negirdėjot, ką jie skandavo? Ar jūs nesiklausot? Ar labai pykstat ant Žalgirio fanų? Ne, koks čia yra pykimas, jeigu yra daug durnių Lietuvoje, tai duokit jiem kelią, tai ir duodam kelią. O kitas, kai išeina kažkas tau trenkia į veidą, tai ką čia yra normalu, tai aprūpinkit normalią apsaugą. Kokios nuotaikas? Ne, nuotaikas labai geras, yra tikrai geras pagrindas kitų metų olimpiadai, kurią mes tikrai tikėjomės. Sužibėjai čempionate, ypač paskutinėse rungtynėse. Ne, po kokios tai tikrai apie tą negalvojam, kuo daugiau tik apie olimpiadą, mintis visų. O tai kaip šventės? Ką? Kaip šventės? Ne, mes asmeniškai tikrai negeriam, nieko nedarom ir tikrai išgeriam po spraito butelį ir tiek. O kada įsimiegot? Ką? Kada įsimiegot? Kada mama parsiveš, nes atvirai tai buvo. Brolis paskambino, sako, atvažiuoju su draugu pasitiktas ir su mama. Sakau, gal mama palikau, ne. Sako, girdžiu mama. Ne, tikrai ne. Jau užtektinai prisidirbai, tai ir mama atvažiavo, tai viskas važiuoju. Tai ką prisidirbai? Kas? Ką prisidirbai? Nieko, mama ilgai nemačius, pasilgus manęs ir tiek. O ko dar labai pasilgai? Savo šuns. Nori linkėjimus perduoti? Ką? Kam nors nori linkėjimus perduoti? Ne, tikrai noriu padėkoti visiems lietuviam ir visiems fanam, kurie sirgo už mus ir tikrai toks palaikymas buvo, kad tokio daugiau tikrai nėra. Labai ačiū už viską. Tai dar kartą sveikinu tave labai. Taip ir toliau rungtyniauti. Vytarai, galim grįžti į studiją. Linai, mes turime tau specialią staigmeną. Klausimą tau, kaip ir prieš 3 metų, užduoda TV3 sporto žurnalistė Vlada Musvydaitė. Sveiki visi! Tai Linai, tai kaip šventėt? Ne, tikrai ne. Mes geriam tik tai spraitą. O kas? O gal negali? Pergalė šampanas tegulėjas visoje Lietuvoje šiandieną.
Aš asmeniškai ne, dėl vyrų nežinau. Paplokime. Taigi, Jonai, pirmiausia nuo tavęs, kadangi vis dėlto, jeigu ne tavo trauma, rungtynėse su Jugoslavija turbūt būtume išplėšę pergalę. Turbūt būtume, bet tai pamaišė man traumą. Aš atsisėdau galvoju eisiu žaisti, bet nepavyko, man skausmas buvo per didelis ir negalėjau žaisti aš. Na ir tu finalinėse rungtynėse su Ispanija taip pat, turbūt su skaudančia koja išėjai, bet sugebėjai pelnyti taškus, sugebėjai pelnyti gauti prizą, vadinasi, suradai jėgų savyje. Radau, treneris per ilgąją pertrauką pasakė, kad jeigu norim laimėti, mes turim kautis iki kraujo. Todėl aš sakau, padariau apšilimą gerą, sakau, treneri, jeigu reiks, aš eisiu žaisti. Treneris pasitikėjo ir išleido mane. Tačiau galim sakyti, kad tu turbūt paskutinę sekundę iššokai į traukinį, važiuojant į Europos jaunių čempionatą Latvijom. Ir matyt, tuo labiau tau smagiau yra. Taip, man smagiau, gal iš pradžių treneriai taip ir nepasitikėjo, nežinau, po to aš sužaidžiau gerai rungtynę su Jugoslavija. Šiandien pasitikėjo ir išleido prieš Ispaniją, aš tikiuosi, kad jų neapvyliau. Ką padarysiu, gavau 5 pražangą, metė baudas, abidvi sumetė, tai irgi. Kokie planai tavo asmeniškai, ką galvojai pasiekti, kada kurioje komandoje žaisti? Nežinau dar, nieko negalvoju dabar apie tai. O tu, Jonai? Irgi dar apie tai tikrai negalvoju nieko. Tai negalvokit, bet sukandę dantis treniruokitės ir kad pergalis jūsų ateityje lydėtų visur ir visada. Visi kartu. Tik priedai. Ant tėvo dalgio ašmenų aušra žėrėdavo menų. Galandant lyg varpai skambėjo, gandrai pradalgę lydėjo. Ant tėvo dalgio ašmenų. Ačiū.